Sveiki, ši treniruotė skirta labiau rytui, nes pradžioje įdėsime tempimų pratimus, kurie labai gerai pradedant rytą. Tai atsistojame klubų plotyje, pėdos, paskirstome svorį, kad būtų ir ant pirštų, ir ant kulno, pasvyruojam pirmyn, pasvyruojam į atgal, sustojam per vidurį ir dabar pakelsim įkvėpimu į viršų rankas. Į pilną pečių lenkimą, delnai žiūri vienas į kitą ir įkvepiam, iškvėpimu leidžiam žemyn galvą, kaklas, krūtinė. Nusiviniojam, atpalaiduojam kaklą rankas, jeigu jau tempia kojas ir nugarą, tai čia truputį pabūnam, porą įkvėpimų, iškvėpimų ir tada pradedam žingsniuoti. Žingsniuojam vieną koją, kitą koją. Žingsniavime svarbu tiesi koja, norim tiesios kojos galinę liniją ištempti, taip neskubant reikia, taip lėtai įkvėpimą pabūnant, ištempiant įkvėpimų, iškvėpimų keičiant pusės, įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpiam. Gerai. Ir savo žingsniuojame vietoje, susikoncentruojant į tempimą, kadangi, kaip sakiau, ryto tempimo pratimai. Vieną koją, kitą koją. Atpalaiduojam kaklą, rankas. Gali būti, kad pajausit, kad bent jau man jaučiu, kad vis lengviau žemę pasiekti. Pratempiu galinę liniją, jau dabar visas delnas pasideda, pradžioj nenorėjo, o dabar jau pasideda. Sustojam tiesiai, galvą nuleidžiam ir išsiviniojam. Dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva, atsistojam. Dabar stosim ant vienos kojos, tai pernešim svorį ant vienos kojos. Kitą koją pritrauksim, kiek galim be rankų pagalbos aukščiau. Tada su rankomis paimsim ir dar kilstelsim. Bandom tikrai labai arti krūtinės pritraukti koją. Ir čia pastovim ir pakvėpuojam. Ir tempiam, ir balansuojam vienu metu. Iškvėpiam, įkvėpiam, iškvėpiam. Dar pastovim truputį ir keičiam kojas. Kitą koją pernešu svorį, pritraukiu iš kojos raumenų, paimu su rankomis, pritraukiu su rankomis ir stoviu ant vienos kojos. Gerai, įkvepiam, iškvepiam, ramiai, stengiamės ramiai išstovėti, pabalansuoti, padirbti su ta koja, su jos tempimu ir išlaikymu. Leidžiam ir dar po kartą vėl. Grįžtam prie pirmos kojos. Pabūnam, pakvėpuojam, pabalansuojam. Paskutinį. Pakeičiam koją. Traukiam. Gerai. Nuleidžiam apie kojas. Ir dabar pritupsim į pritupimą į atgal, toks labiau švelnus įtupstas, nedidelis pritupimas. Tik svarbu siųsti dubenį į atgal, kad nenusileistume taip tiesiai žemyn, kad nebūtų keliam per daug apkrovos. Teisingas pritupimas. Pasisukam, užkryžiuojam tą pati ranka, priešinga ranka, priešinga koja ir neleidžiam keliam sugriūti. Žiūrim į viršutinę ranką ir vėl čia pakvėpuojam. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. 3 įkvėpimai, iškvėpimai, atsistoju, pailsiu. Vėl pritupsim ir į kitą pusę darysim. Pasisuksim, užkryžiuosim ranką už kelio, kita ranka atsidaro į lubas ir čia kvėpuojam. 3. Nuleidžiam
ir išsivyniojam. Atsistojam. Einam į kilmėlio galą, pastatom didelį žingsnį į priekį ir čia padarysim įtupstą. Tas įtupstas bus leisiuosi žemyn, rankos liks viduj. Ir dabar atsidarimas bus nuo kojos. Tai yra dabar suksiuosi į savo kairę pusę, o dešinė koja, dešinė ranka liks ant žemės. Ir čia irgi panašiai kaip tupimoj pozicijoje pakvepuoju. Grįžtu. Galim tokį labiau dinaminį. Atsidarau, įkvepiu, iškvepiu, grįžtu. Įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, atsidarau, iškvepiu, grįžtu. Įkvepiu. 5. Ir dabar rankos, koja lieka per vidurį, rankos apglėbia koją priekinę, galinė koja pirštais įsirėmusi, darau tiesiu galinį kelį, lenkiu, tiesiu, lenkiu. Gerai. Aštuoni kartai. Gerai, paskutinis. Sukeisim kojas. Tai nukeliavom ant 4, kitą koją pastatom priekį. Rankos dabar viduj, koja yra išorėje. Ir darom atsidarimus. Atsidarau. Užsidarau. Neleidžiu vėl kelių įgrūti į vidų. Laikau su ranka, dar specialiai pastumu tą koją. Atidarau ją, kad temptųsi vidinė šlaunė. Paskutinis. Dabar rankos apglėbia koją. Užlenkiu galinės kojos pirštus ir darau tiesiu galinį kelį, lenkiu. 8 kartus. Gerai, pareina galinę koją. Įsitaisom į padėtį ant 4. Ir dabar užkryžiuosim vieną koją į priekį. Šitaip kulnas turi atsidurti, pradėsiu nuo kitos pusės, kulnas turi atsidurti po maždaug kirkšnim. Ir būnam pradžioj tokia aukštoj pozicijoje, pažiūrim, kaip tempia sėdmenį tos sulenktos kojos. Jei nelabai, galiu leistis truputį žemyn. Ir čia pakvepuoju truputį. Bandau išlyginti dubenį, kad jis nebūtų labai persisukęs. Ir aukštį pasirenku. Ar čia, ar čia. Jeigu čia irgi netempia, galima pilnai gultis ant žemės. Ir čia kvepuojam. Bandom paleisti raumenį, kad jį atpalaiduotų. Gerai, kai pratempiame, pasikeliame aukštyn, keliame, stumame su rankomis ir sukeičiam kojas. Kita koja užsikryžiuoja. Pradžioje vėl pasitikrinu, ar dubuo tiesiai, kaip tempia aukščiausiai pozicijoje. Jeigu viskas gerai, leidžiuosi žemiau, čia pasitikrinu. Ir lieku, kuriam noriu aukštį. Kur šiandien yra mano riba, ten ir pasilieku. Ir kvepuoju ramiai. Kvepavimu bandau atleisti tuos tempimus, kuriuos jaučiu kojoje. Įkvepiu, iškvepiu, bandau atsipalaiduoti. Vėl padedu rankas prie veido, pasikeliu, ištraukiu koją. Ir nusileidžiu, pakylu tiksliau ant 4. Keliai klubų plotį, keliai tiesiai po klubais. Ir delnai tiesiai po petimis. Aukščiausia dabar mūsų stuburo dalis yra viršugalis.
bet stuburas neutralus. Pradėsim nuo katino, bet katinas bus tik nuo dubens. Tai verčiu dubenį, juosmenį ir grąžinu jį atgal į neutraliai. Tik dubuo ant kojų daro judesį, padarau 5. Penktas. Ir dabar darysiu pilną judesį. Tai dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva. Įkvepiu, iškvepiu, išsitiesiu. Dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva. Įkvepiu, išsitiesiu iškvepimu. Dar kartą. Dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva. Grąžinu. Ir dabar darysim su sėdimu ant kulnų. Ir su stuburo judesiais į abi pusės. Cat ir extended cat. Tai yra katinas, susilenkiu. Su katinu sėdu ant kulnų, bet tik pilnai neatsisėdu. Pusiau, tai pusiaukeliai. Pusiaukeliai pradedu išsitiesiu ir grįžtu su ištiesta nugara. Ir vėl kartuoju. Katinas, sėdu. Svarbiausia, laikau rankas savo vietoj, nejudinu rankų. Tada ten išsitiesiu ir grįžtu į atgal. Dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva. Sėdu ant kulnų, išsitiesiu, grįžtu į atgal. Įkvepiu, iškvepiu, darau judesį, įkvepimu sėduosi, iškvepimu darau judesį, įkvepimu grįžtu. Dar vieną kartą. Gerai, susirenku stuburą į neutraliai ir dabar darysim stalo pratimą. Įkvepiu, išslysta koja ant grindų, iškvepiu, tiesiu koją ranką tolyn ir įsivaizduoju, lyg norėčiau kažką nustumti. Įkvepiu, nuleidžiu, iškvepiu, grįžta koja. Įkvepiam koją, iškvepiam koją ranką, įkvepiam koją ranką, iškvepiam koją. Įkvepiam, stabilizuojam pilvą, pilvas įtemptas, nesugriaunam juosmens. Visos taisyklės. Stalo pratimas yra skirtas ne koją į ranką kuo aukščiau pakelti. Jis yra pilvo ir juosmens stabilumo pratimas, kaip aš gerai galiu išlaikyti poziciją. Kad kuo mažiau nusvirčiau, kad kuo mažiau įtakočiau juosmens dubens padėtį keliant rankas, kad liktų neutraliai stuburas. Dar padarom simetriškai, paskutinį. Ir užbaigiam. Gerai. Dabar nusileisim ant dilbių, alkūnės plačiai, kumštis sunertas ir padarysim kojos kėlimus. Tai ištiesim koją tolyn ir darysim. Keliu koją aukštyn, leidžiu žemyn. Kaip dabar darėm stalo pratimą, taip pat ir čia iš tikrųjų dubens ir juosmens stabilumas yra svarbiausias. Tik tai vizualiai, kadangi esam truputį pasvirę, jausmas bus, kad klubas kažkiek daugiau atsidaro, bet neturėtume persistengti su judesio amplitude. Iškvepiu keliu, įkvepiu nuleidžiu. Paskutinis pakartojimas ir keičiam kojas. Slysta koja atgal, įkvepiu, ištiesiu koją, iškvepiu keliu, įkvepiu, nuleidžiu.
Paskutinis. 10. Leidžiu koją, grįžta koja į atgal. Dabar atsikelsim vėl ant 4, truputį riešai pailsėjo. Ką padarysim, tai atsitrauksim su keliais truputį toliau, kad mūsų stuburas būtų kaip lentoje nuo kelių. Darysim atsispaudimus, tai galima daryti ir pilnus, ne nuo kelių, tada būtų tiesiog stalo pratimas. Stalo plankas, lenta. Ir dabar darysim atsispaudimus, alkūnės 45 laipsnių kampu ir bandom kuo plačiau mentis išlaikyti ir judesį daryti tikrai nejudinant stuburo. Tai nenuleidžiant galvos žemyn, daryti su krūtine. Iki 10 pakartojimų. Po šito trumpam prisėdam ant kulnų, prasitempia. Gerai, vėl atsikeliam ant 4. Darysim lentos pasivaikščiojimą. Tai tvirtai rankos atsirėmusios. Įkvepiam, ištiesiam vieną koją, įsispiriam su ją gerai ir ištiesiam kitą koją. Užfiksuojam padėtį. Dabar pareinam atvirkščiai, kuri koja paskutinė nuėjo, ta pirma grįžo. Ir dabar kartojam su kita koja pirmiausiai išeinam. Tai vienas žingsnis, kitas kojos klubų plotė atsistoja, grįžta, grįžta. Ir vis keičiant, nuo kurios pusės pradedu. Iškvepiu, nueinu, užfiksuoju, iškvepiu, grįžtu. Įkvepiu, pailsiu ir vėl iškvepiu, užfiksuojam, grįžtam. Dar vieną kartą. Užfiksuoju, grįžtu. Ir dabar nueisim į lentos padėtį ir darysim siūbavimą iš čiurnų ir riešų. Tai nueinam, įstaisom į lentos padėtį ir bandom. Stebiuosi su galvoju pėdomis. Atgal grįžtu kulnai žemyn. Priekį, atgal. Svarbiausia laikyti lentą, kad nepamestume dubens juosmens, yra tiesi linija, dar porą kartų. Ir pareina keliai ir vėl prisėdu, išsitempiu. Gerai, grįžtu ant 4, padarysim jogos šunį. Tai yra, įremsim kojų pirštus, užlenksim, kelsim dubenį jogos šunį ir čia kaip pradžioj darėm žingsniavimą roll down, tas pats ir čia. Bandysim žingsniuoti, vieną kulną įžeminti į grindis, kitą pakelti. Ir galvoju, kad kojos lyg norėtų ilgėti į lubas, sėdmenys keltis aukštyn, nes tai padės išlaikyti juosmeninę dalį nesulenktą. Tiesią nugarą padės išlaikyti, mintis, kad dubuo kyla aukštyn, pilvas artėja prie šlaunų. Gerai, grįžtu, padedu kelius ir siunčiu kojas į priekį. Gerai. Atsisėdam, nugarą tiesi. Pradėsim nuo kojų tempimo. Paimsim savo už čiurnų, pakelsim vieną koją, pakelsim kitą koją. Ir dabar darysim po vieną koją tiesimą. Tai tiesim vieną koją, bandom pilnai ištiesti, užfiksuoti, leidžiam žemyn. Iškvepiam su kontrole, įkvepiam, nuleidžiam. Tikslas yra, kai sėdžiu, kiek sėdžiu pasvirusi, ar tiesiu koją ir lenkiu, tiek ir lieku toj sėdimoj padėtyje. Stengiuosi labai nesiūbuoti ir aišku, svarbiausia nenugriūti.
Dar po kartą tiesiu vieną koją, tiesiu kitą koją. Ir dabar abi kojas. Tiesiu, lenkiu. Pabandom abi. Jeigu neišeina nieko tokio, darau po vieną koją. Bandom ištiest, išbalansuoti, krūtinkaulį keliam į viršų, jeigu galiu ištiesus pabūti. Čia jau tokie detalės. Jeigu ištiesiu, galiu taip sėdėti, tada galiu pagalvoti, kad dar ir krūtinkaulį į viršų, raktikaulius atveriu. Ir nenugriūnu, išsėdžiu toj pozicijoje. O jeigu negaliu, tai po vieną koją. Gerai, dabar reikia pailsėti kojas, truputį nuleidžiam, pailsim. Ir rankos apkabint šlaunis, bet sėdėsina bus ta pati. Pakeltos pėdos raidai, kojos varliai, keliai atidaryti, kulnai kartu. Dabar darysim stuburo artikuliaciją. Čia greičiausiai jau esate truputį susilenkę, tai dabar norėsim išartikuliuoti stuburą į pilateso J raidę, kad viršutinė dalis įsitiesusi, o apatinė vis tiek susilenkusi lieka. Ir vėl į C raidę. Iškvepiu, išsitęsiu, įkvepiu, susilenkiu. Įkvepiam galim toj pozicijoje. Iškvepiam, nusileidžiam. Kelis kartus, nes darysim kamuoliukus ir kamuoliukas bus su šita stuburo artikuliacija. Paskutinis, gerai. Pasižiūrim, kad už mūsų būtų daug vietos, kad galėtume ridentis. Tai atsisėdam, padarom kamuoliuką C raidę ir ridenamės. Įkvepiam, ridenamės, iškvepiam, atsisėdam. Sukontroliuojam, kad kojos nenukrenta ir ištiesiam stuburą. Vėl iškvepiam, ridenamės. Įkvepiam, atsiprašau, iškvepiam, atsisėdam. Įkvepiam, krūtinkaulis į viršų ir vėl. Iškvepiam, lenkiamės į C raidę, ridenamės, įkvepiam, išsitęsiam. Dar porą paskutinių, jokių būdų negalim galvos ištiesti kaklo, kad galva jokių būdų nesitrenktų į grindis. Iki pečių juostos. Gerai. Padedam kojas, kojos dabar sulenktos. Padarom tokį tempimą, kai rankos priekyje, viena ranka nusileidžia už nugaros, o kita užsikryžiuoja už kelio ir atsukam. Bandom atsisukti, atsigręžti per petį už savęs pasižiūrėti. Įkvepiam, iškvepiam tenai toj padėti. Pakvepuojam. Gali būti, kad prasitemps tarpumentis. Jeigu yra tose vietose įtampų. Na, svarbu čia rotacija. Ir į kitą pusę. Gerai. Grįžtam sėdėti tiesiai, ištiesiam kojas, atkišam kulnus. Kojas gali būti arba truputį atskirtos, arba drauge, bet svarbiausia pirštai į save, kulnai atkišti, rankos lyg ant atramų ir pirminė padėtis labai tiesi nugara. Ir lenkiamės, galva, kaklas, krūtinė. Lenkiamės, įkvepiam, iškvepiam, išsitęsiam. Įkvepiam, galva, kaklas, krūtinė, lenkiamės, įkvepiam. Visada judesys iškvėpimo, įkvėpimų pauzė. Nuleidžiam rankas, vėl sulenkiam kojas ir dabar po 5 posūkius pasisukimai. Rankos šonuose, truputį pasisuksiu, nes netelpu.
rankos įsitiesia į šonus ir dabar posūkiai. 2 kartus iškvėpsim, suksimės. Iškvėpiam, siekiu, iškvėpiu, siekiu. Įkvėpiu, grįžtu į centrą, iškvėpiu į kitą pusę. Įkvėpiu. Įkvėpiu. Trečias pakartojimas. Paskutinis. Gerai, grįžtam. Dabar imsim savo šlaunų, kojos sulenktos ir lėtai leisimės, kol atsigulsim. Rankos už galvos, alkūnės siekia į tolyn. Įkvepiam, iškvepimu galva, kaklas, krūtinė, kylam į atsilenkimą, čia įkvepiam, iškvepimu leidžiame žemyn. Įkvepiam, išlaikom įkvepimų poziciją, iškvepiam, leidžiam į žemyn. Atsilenkimas neaukštas iki menčių krašto. Gerai. Liekam gulėti, rankos nukeliauja prie šonų ir iškvėpimu pakeliam vieną koją, tuo pačiu iškvėpimu kitą koją. Pasitikrinam, ar yra juosmeninis linkis, nors turi būti tas mažas tarpelis kaip neutralioj padėty. Ir dabar labai stipriai įtempiu pilvą ir iškvėpimu leidžiu vieną koją, jį grįžta, kitą koją. Vadinasi, taute po 8 kartus kiekvienai kojai. Tai iškvepiu, įkvepiu. Dar po vieną kartą bus paskutinį. Padarom po paskutinį vienai, kitai kojai. Ir jeigu reikia, pritraukiam truputį kojas prie pilvo, pasibuojam į šalis. Pasisupam, kad atsipalaiduotų, ypač jeigu įsitempia nugarą darant šitą pratimą. Gerai. Dabar rankos ant kelių, kojos varliai. Pakylu į atsilenkimą ir darysim single leg stretch. Vienos kojos tiesimas. Ištiesiu vieną koją į priekį, kitą labai pritraukiu, nes noriu va to tempimo, pritraukimo. Ir keičiu, iškvepiu, įkvepiu, pradedu judesį, iškvepiu, pabaigiu. Dar porą pakartojimų. 1, 2 ir vėl pritraukiu kojas prie pilvo, pasiubuoju. Dabar darysim abiejų kojų tiesimą, tai pradinė padėtis bus ta pati. Rankos ant kelių, esu atsilenkime ir darau, mentis turi būti pakilusios. Ir darau abi, iškart tiesiu kojas rankas tolyn. Ir rankos daro didelį ratą, traukiu kojas link savęs ir nusileidžiu žemyn. Ir dabar viskas vienu metu, rankos, kojos atsilenkimas, grįžtu atgal, viskas vienu metu nusileidžia. Nusileidžia su tokia poilsio nusileidimu. Paskutinis. Nusileidžiu, nuleidžiu vieną koją, nuleidžiu kitą koją.
rankos prie šonų. Ir dabar priešinga ranka, priešinga koja, leg slides, ištiesiam ir dar galim taip pasiekti, išilgėti ir grįžta atgal. Ir kita koja ranka pasiekti, išilgėti ir grįžtam. Iškvepiam, įkvepiu, pasiekiu, iškvepiu, grįžtu, įkvepiu, iškvepiu. Dar po kartą. Čia labiau toks išsitempimo ir poilsio. Gerai. Ir dabar užkryžiuojam vieną koją ant kitos ir traukiam. Pagaunam už šlaunies ir tempiam. Sėdmens tempimas. Šlaunies, sėdmens. Padarom kokius 5 tokius pritraukt, atitraukt. Pritraukiu, atpalaiduoju. Pritraukiu, atpalaiduoju. Nuleidžiam, keičiam kojas. Kita pusė. Vėl pritraukiu, atleidžiu. Kokį kartą. Nuleidžiu kojas ant žemės. Ir dabar rankos tvirtai prie šono atsigula. Ir darysim dubens vyniojimą. Turi būti juosmeninis linkis ir pirmas veiksmas yra prispausti juosmenį. Tai yra pavers dubenį, prispaudžiu juosmenį, vynioju stuburą iki tiesios linijos, įkvepiu, iškvepimu nuo krūtinės. Slanksteliai leidžiasi į juosmens slankstelį, kryžkaulis ir vėl sunkus dubuo ir juosmeninis linkis. Ir vėl prispaudžiu juosmenį, vynioju stuburą aukštyn, įkvepiu, iškvepiu, leidžiu dubenį žemyn, atsipalaiduoju. Įkvepiu, iškvepimu susivynioju, įkvepiu, iškvepimu nusileidžiu. Atkreipiu dėmesį į savo pėdas, ar jos kartais nepavirsta į šoną. Pasistengkite išlaikyti neutraliai, kad būtų padėtos tvirtai. Niekur negriūna, keliai tam pačiam ploti ir segmentiškai stuburą vynioju. Į viršų nuo dubens, į apačią nuo krūtinės atsidūstų, leidžiu žemyn. Paskutinis nusileidžiu. Ir dabar verčiuosi ant šono. Tai tiesiog pavirstu. Ranka išsitiesia, atsigula galva. Kojos yra austrės pozicija. Pėdos vienoje linijoje su sėdmenim, keliai yra prieki. Svarbiausia, kad išliktų čia tarpelis. Tai yra neatsipalaiduoju, o laikau savo šoną. Pilvas įtemptas, nugaros raumenys irgi dirba pasyviai, tiesiog laiko poziciją. Ir dabar austrė. Atidarau viršutinę koją ir uždarau. Iškvepiu, įkvepiu. Darau tik iš klubo sąnario. Kontroliuoju dubenį, kad jisai negriūtų su mano judesiu, kad išlaikyčiau poziciją. Iškvepiu, atidarau, įkvepiu, uždarau. Dar porą pakartojimų. Ir dabar pridėsim. Atidarau, tiesiu koją, lenkiu koją, uždarau. Darau toliau tiesiu judesį su kojos tiesimu toj viršutiniai pozicijoje. Iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu. Kadangi turim pritaikyti kvėpavimą, tai judesys tikrai nėra greitas. Darom kuo lėčiau. Dar porą pakartojimų. Paskutinis.
Tikiuosi nesugriuvo jūsų šonai, keliamės per šoną ir keičiam pusės į kitą pusę. Vėl kelią į priekį, kojos austrės padėti ir pradedu. Atidarau koją, uždarau. Tarpelis po juosmeniu, išlaikau padėtį, dubuo kuo ramesnis. Klubo mobilumo pratimas austrė. Tai ir orientuojuosi, kad visą judesį atlieku iš klubo sąnario. Paskutinis judesys ir dabar pridedam tiesimą. Atidarau, tiesiu, lenkiu, uždarau. Kai tiesiu koją arba lenkiu, bandau įsivaizduoti ir taip daryti, kad kelias kuo labiau tam pačiam taške išliktų. Kad nebūtų jo vietos pakeitimo. Tai yra atidarau, laikau šlaunį kelį, tiesiu, darau, lenkiu. Paskutinį padarau, tiesiu koją, lenkiu, uždarau. Ir po šitų verčiuosi ant pilvo. Pradėsim judesį nuo paprastų kopų. Tai kakta padėta, rankos akių lygyje, kilimėlio plotį, kojos plačiai, kaktikaulis remtas, krūtinė sunki, pilvas pakeltas, įkvepiu, iškvepimu galva, kaklas, krūtinė, kylu iki pusinės, jeigu jaučiu, kad nugara nerami, arba iki pilnos kobros. Pilnai pakylu ir leidžiasi alkūnės, krūtinė, kaklas, galva. Judesį pradedu nuo nosim, lyg ridenu kamuoliuką per grindis, kyla akys, antakiai, kyla, tiesiasi visas likęs stuburas ir leidžiasi atvirkščiai. Dubuo, jausmo, krūtinė, kaklas, žvilgsnis paskutinis. Gerai. Dabar atsikelsim ant dilbių, sunersim rankas, alkūnės po petimis, kojas siauriau, klubų plotį arba net suglaustas. Darysim single leg kick. Spyriai su koja. 2 kartus kaip pulsavimas. Kulnu iškvepiu, iškvepiu, ištiesiu. Įkvepiu. 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 Reikia galvoti, kad turiu labai įtempti galinę tą liniją šlaunies. Dvigalvė šlaunė, kad įsitemptų, galima galvoti, kad net truputį kelį kilsteliu, bet ne iš juosmens, o tikrai iš priekinės šlaunys įsitempia, o to net kelias, tada tikrai pajausit, kad dirba dvigalvė šlaunies, kulnas pirštai tiesiam, kulnas pirštai tiesiam, paskutinis kulnas pirštai tiesiam. Šitą kojų darėm pratimą tam, kad dabar darytume įstrižą kobrą su kojos lenkimu. Tai vėl grįžtam į kobras, kad darau paprastą kobrą, kylu į kobrą ir lenkiu priešingą vieną ranką tiesiog ir pasižiūriu per petį į priešingą sulenktą koją. Tai viena ranka išsitiesusi, per tiesios rankos petį žiūriu į priešingą koją. Grįžtu į atgal. Paskutinis pakartojimas simetriškai. Ir rankomis atsistumu, sėdu vėl ant kulnų, atsipalaidavimas, poilsis.
Įkvepiu tiesiai, po to nukeliauju kelius žingsnelius su rankomis į šoną, kad išsitempčiau įstrižai. Ir tada į kitą pusę įstrižai. Dar grįžtu į centrą, kokį įkvėpimą, iškvėpimą. Ir rankos nukeliauja prie pėdų. Ir labai lėtai dubuo, juosmuo, krūtinė, kaklas, galva atsikeliu. Ir ramiai, lėtai, neskubant atsistojam. Ir pabaigai vėl grįžtam į paprastą stovėseną, kojos lygiai grečios. 3 taškai pėdų remiasi. Ir dabar lyg su kokia karūna būtume užsidėję. Padarysim pasistebimų tiesiai į lubą. Stebiuosi, leidžiuosi. Lėtai kylu, lėtai leidžiuosi. Ir bandau aukštyn mintis. Visas veiksmas į viršų. Dar kelius pasistebimus ir dar padarysim žingsniavimo vietoje. Ar pasistebėm ir viena koja leidžiasi, kita lenkiasi ir pridam, kad į rankos. Kaip tikrai vietoje žingsniuotume. Tokiu biškį lyg pasišokinėjimu. Pasišoku. Kaip ant spiruoklių. Kvėpuoju laisvai. Keli žingsniai įkvėpimas, keli žingsniai iškvėpimas. Ir nurimstu. Vėl 3 taškai. Ir užbaigiam šito pratimų treniruotę.